Lietuvoje nežino Jonavos, kuri garsi ne tik žymiai šio krašto žmonėmis. Tvarkingas ir jaukus miestelis, aptūpęs kelio Kaunas Ukmergė pakelė, kažkada čia ėjusi Peterburgo Varšuvos traktą, Neries pakrantės, stebina čia gyvenančiųjų norų puoselėt, gražint, tvarkyt, kad ir pačiam ir svečiui parodyt būtų negėda. Istorija byloja, kad Jonavos miestelis pradėjo formuoti 17 amžiuje iš greta esančios Skarulių dvaro, kai karalius Augustas III 1750 metais suteikė dvarininkiai Marijai Kosakovskienei privilegijai kurti miestelį, rengti turgus ir prekymečius, apgyvendinti laisvus įvairių religijų žmonės. Gyvenvietės užuomazga tuo metu jau buvo kairiajame Varnakos upelio krante, dabartinėse Sodų ir Kauno gatvėse. 1791 metais vyskupas Juozapas Kosakovskis praėjus keleriem metam po motinos mirties perėmęs Jonavą ryžosi statyti naują bažnyčią ir vienuolyną Jonavoje, nes motinos statytojai sudegė, taip įamžindamas tėvų atminimą, nors vertėsi sunkiai ir turėjo skolų. Iš Vilniaus pasikvietę žinomą architektą Lauryną Stuoką Gucevičių pavedė jam paruošti naujos bažnyčios projektą. Baigta po 2 metų ją konsekravo Šventojo Jokūbo vardu pats vyskupas Juozapas Kosakovskis. Trinavėje klasicizmo stiliaus bažnyčioje yra ne tik jo statytojo portretas, bet ir vertingas 18 amžiaus paveikslas 3 karaliai, 14-19 amžiaus stacijų, Napoleono adjutanto Juozapo Antano Kosakovskio ir vyskupo Juozapo Kazimiero Kosakovskio karstai. Jonavos miesto istorija glaudžiai siejasi su Skarulių dvaru. Tai labai sena gyvenvietė. 16 amžiaus pabaigoje dvaras atiteko Skarulskių giminės pirmajam atstovui Baltramiejui. 1620-22 metais Andrius Skarulskis pastatė naują mūrinę Šventosios Onos bažnyčią. Skarulių bažnyčia yra labai originalios architektūros, panašių bažnyčių Lietuvoje tėra 3. Žeimiai. Tai anksčiausiai 1363 metais istoriniuose šaltiniuose paminėta Jonavos rajono gyvenvietė. Tais metais kryžiuočiai sudegino čia stovėjusią pilį. Vėliau dalį Žeimių dvaro ir Žeimių miestelį ėmė valdyti Zavišos, kurie čia išvystė plačią reformacinę kultūrinę veiklą. Žeimiai suklestėjo dvarininko Dominyko Medekšos laikais. Iš Medekšų 1780 metais dvarą nusipirko vyskupas Juozapas Kosakovskis, kuris čia ir pastatė klasicistinio stiliaus rūmus. Juos projektavo architektas Vaclovas Michnevičius, kuris ir palaidotas bažnyčios šventoriuje. Čia pat yra ir Kosakovskių šeimyninė kripta. Žeimių bažnyčios šventoriuje yra 2 panašaus stiliaus koplytėlės. Pirmąją koplytėlę esančią kairiajame šventoriaus kampe statė Žeimių dvaro savininkas Simonas Kosakovskis. Koplytėlėje palaidoti Kosakovskių šeimos nariai. Upninkai minimi 14 amžiuje. Tikėtina, kad upninkus valdžiusi paskutinė Radvilų Gonionzo Raigardo šakos atstovė Ona Radvilaitė Kiškienė pakeitė bažnyčios tikėjimą, įkurdama evangelikų reformatų bendruomenę. Dabartinė Šventojo Arkangelo Mykolo mūrinė medinė bažnyčia statyta 1845 metais. Bukonių kaimas žinomas nuo 16 amžiaus, nes pro jį ėjo garsusis Varšuvos Petrapilio kelias. 18 amžiuje Bukonių dvarą valdė Hopenai. 1790 metais Juozapas Hopenas pastatė mūrinę Šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčią. Klasicistinio stiliaus mūrinė bažnytėlė yra kuklesnė už kitas to laikotarpio bažnyčias. Jo šventoriaus vartuose yra išlikę 2 gražūs 19 amžiaus geležiniai ornamentuoti kryžiai. Prauliai. Dailininko Antano Samuolio, dramaturgo Raimundo Samulevičiaus, jo motinos liaudies meistrės Stasės Samulevičienės sodyba. Tai Jonavos krašto muziejaus filialas. Čia rengiami liaudies teatrų spektakliai. Peterburgo Varšuvos trakto nutiesimas 1835-36 metais paskatino prekybos vystymąsi. Ėmė augti gyventojų skaičius Jonavoje. Miestelyje padaugėjo pirklių atvykstančių į turgus ir muges. Kartu su magistralės tiesimu miesteliuose buvo statomos pagrindinės ir tarpinės arklių pašto stotys. 1835 metais pastatyta Jonavos pagrindinė arklių pašto stotis buvo viena geriausiai įrengtų Peterburgo Varšuvos plento Daugpilis Kaunas ruože. Čia buvo mūrinės arklidės keičiamiem pašto arkliam,
įrengti patogūs vežėjų ir keleivių nakvynės kambariai, pergabenamų siuntų skirstymo ir laikymo bei kitos patalpos. Dabar šiuose patalpose įsikūręs krašto muziejus. Puoselėdama senąjį paveldą ir kultūros vertybės, Jonava kaip ir gulbė iš miesto herbo taisosi sparnus kilti, nepamirždama ir jų krašto pavadinimą pasakojančios istorijos. Senais laikais kairiajame Neries krante stovėjusi smuklė, kurioje gyveno Jonas ir Jonienė. Pro šalį keliaudavę pirkliai, amatininkai sakydavę, užsukime pas Jonus. Pasak legendos, taip ir kilo Jonavos pavadinimas.